Jei jums įdomu, kas yra Ratio-Option, patekote į tinkamą vietą. Šiame vaizdo įraše tiksliai paaiškinsiu, kas yra šis brokeris ir kaip juo naudotis. Ratio-Option yra investicinė platforma, kuri buvo įkurta 2020 m. ir siūlo savo paslaugas beveik visame pasaulyje. Brokeris yra prieinamas daugiau nei 130 šalių. Ratio-Option siūlo visiškai nemokamą demonstracinę sąskaitą, kuri leidžia išbandyti funkcijas. Nuorodą į brokerį ir specialų pasiūlymą rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Atidarę sąskaitą gausite prieigą prie prekybos platformos, kurią matote ekrane. Dabar trumpai aprašysiu, kaip naudotis Ratio-Option. Dešinėje pusėje yra prekybos skydelis, kuriame galite konfigūruoti savo investicijų laiką ir sumą. Žaliu arba raudonu mygtuku pasirenkate, ar manote, kad kaina kils ar kris. Jei manote, kad kaina kils per artimiausią minutę, tuomet nustatykite laiką 1 minutę, pasirinkite investicijų sumą ir paspauskite žalią mygtuką. Jei esate teisūs, per minutę uždirbsite iki 95 procentai. Jei pralaimėsite, prarasite visą statymo sumą. Atminkite, kad su šiuo tarpininku negalite prarasti daugiau pinigų, nei įnešėte į savo sąskaitą. Ratio-Option leidžia atlikti labai išplėstinę analizę naudojant indikatorius, kuriuos rasite čia. Rodikliai leidžia kurti investavimo strategijas, kurios padidina jūsų efektyvumą. Rekomenduoju išbandyti rodiklius demonstracinėje sąskaitoje, kad tiksliai pamatytumėte, kaip jie veikia. Demo sąskaita yra neribota ir galite ją naudotis tiek laiko, kiek jums reikia. Tarpininkas siūlo prieigą prie daugybės skirtingų aktyvų, kuriuos dabar matote ekrane. Ratio-Option galima naudotis naršyklės versija ir Android bei jos telefonais. Todėl, jei pirmenybę teikiate mobiliai prekybai, šis brokeris tikrai jums tinka. Tarpininkas siūlo keletą indėlių variantų. Galite įnešti pinigus naudodami kriptovaliutas, internetinės piniginės ir kredito korteles. Kai kuriais atvejais, prieš atlikdami indėlį, turėsite patikrinti savo sąskaitą. Mažiausias indėlis yra 150 DST, o indėlis iš karto atsiranda jūsų sąskaitoje. Atminkite, kad išimti pinigus galima tik į tą sąskaitą, iš kurios juos įnešėte. Patikrinimo procesas yra labai paprastas. Jums tereikia įkelti asmens tapatybės dokumento, paso arba vairuotojo pažymėjimo nuotrauką, o tada patvirtinti savo namų adresą dokumentu, kuriame nurodytas jūsų adresas. Pateikti šiuos duomenis yra visiškai saugu ir taip siekiama apsaugoti tarpininką ir naudotojus nuo nusikaltėlių vykdomo pinigų plovimo. Patikrinimas gali užtrukti iki 5 darbo dienų, tačiau daugeliu atveju paskyros patikrinamos per kelias valandas. Tikiuosi, kad iš šio vaizdo įrašo sužinojote, kas yra Ratio-Option. Palikite prenumeratą ir pamėkite šį vaizdo įrašą, kad neatsiliktumėte nuo naujienų iš investavimo pasaulio.